Kad mokymų reikia, turbūt jau niekam nekyla abejonių ir keli pranešėjai apie tai užsiminė, tai aš trumpai papasakosiu, kas numatoma. Tai mokymų tikslas yra kelti humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjų bei studentų kompetencijas, informacijos valdymo ir mokslo darbų kokybės srityje. Mokymo programos etapai yra 3. Pirmasis - vartotojų poreikio analizė, jis šiuo metu vyksta. Antrasis - mokymo medžiagos parengimas. Trečiasis - mokymų vykdymas. Antram ir trečiam etapams kaip tik šiuo metu yra rengiama techninė specifikacija viešiesiems pirkimams. Nors analizė poreikių dar nesibaigė, tačiau aš jums jau galiu paskelbti top 5 temų, kurių vartotojai labiausiai trokšta išgirsti. Tai pirmoje vietoje, aišku, socialinių ir humanitarinių mokslų informacijos šaltiniai, antroje vietoje atviroji prieiga, trečioje mokslinio straipsnio ir akademinio teksto rengimas, ketvirtoje informacijos paieška, bibliografinių nuorodų tvarkymo programos šaltinių citavimas ir 5 autorių teisės. Kitos mažiau populiarios temos, nors pagal prieš tai skaitytus pranešimus, aišku, labai aktualios. Tai mokslo publikacijų vertinimas, šiuolaikinių technologijų teikiamos galimybės ir mokslo etika. Antrasis etapas mokymo medžiagos parengimas planuojamas šių metų birželio, rugpjūčio mėnesiais. Bus sukurti 4 mokymo moduliai, 3 iš jų universalūs, 1 specializuotas. Vienas modulis bus skirtas 2 akademiniams valandoms. Mokymo medžiagą sudarys teorinė dalis, praktinės užduotis, jų vykdymo aprašymai bei pateiktis. Visa mokymo medžiaga bus patalpinta projekto interneto svetainėje. Trečiasis etapas - mokymų vykdymas, jis prasidės šių metų rugsėjo mėnesį ir baigsis kitų metų sausyje. Planuojama apmokyti 410 asmenų, mokymai vyks 4 Lietuvos miestuose. Vienos grupės mokymams yra skirtos 8 akademinės valandos. Mokymo programą sudarys 4 moduliai. Tikslinės grupės yra 2, tai humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjai ir studentai. Tyrėjų maždaug yra 2/3 ir 1/3 studentų. Kaip mokymai bus paskirstyti pagal miestus ir tyrėjų grupės, jūs matote lentelėje. Klaipėdoje ir Šiauliuose bus po 1 grupę, o Vilniuje bus 1 grupė daugiau negu Kaune. Visa medžiaga, mokymo grafikai, programos bus skelbiamos projekto duomenų bazės lituanistika interneto svetainėje, adresą jūs matote. Tai tiek trumpai, atrodo ne per daug uždėsiu. Ačiū uždėmesi.